Labas, labas, labas visiems. Laiks padaryti naujų įrašų. Sulaukiau žinučių, kur dingau, kodėl įrašų jokių nebėra, tai darysim. Jeigu nori, tai ir darysim. Tiesiog įsisuki į darbus ir kažkurių tai dalykų nebesuspėjai padaryti, ne? Bet ne vieną žinutę sulaukiau, kad buvo fainai, buvo labai daug informacijos, patiko, gerai, tai padarysim dar. Prieš kelias dienas, gal net savaitėlę atgal, aš klausiau apie ekstra priedus prie jūsų draudimo. Ar žinot, kokie jie yra, ar žinot, kokius juos turit, jeigu turit draudimus, o jeigu neturit, ar tai yra tas vienas iš faktorių, kuris lemia, sakykime, kokį draudimą pasirinkti ir panašiai. Ne? Ir apklausoj buvo nemažai atsakymų. Tai šiandien ir ryt pasistengsiu visus sukontaktuoti žmonės, kurie man atsakė, ne? Ir pamėginsim išsiaiškinti. Tie, kurie sakot, kad turi draudimus, bet nežinot, kokie ekstra priedai pas jūs yra, tai man reikės tiesiog sužinoti, su kuria kompanija jūs turi draudimus. Jeigu jūs mano klientas, ne, tai aš tikiu, kad šitą informaciją aš galėsiu atsekti, o jeigu vis dėlto jūs ne mano klientai ir ne aš jums dariau draudimą, tai tiesiog reikės, kad parašytumėt, kurios kompanijas draudimus jūs turite, tada galėsiu pasakyti, kokie ekstra priedai pas jūsų draudimuose yra. Aš tik pradedu daryti įrašą, mano šuo sugalvoja arba čiaudėti, arba kosit, arba žaisti. Nu, jis labai nori dalyvauti. Labai nori įrašą dalyvauti, bet nieko. Atsiprašau už pašalinius garsus, bet nieko. Tai va, tai tie visi ekstra priedai, taip kaip mano šuva prie mano video ekstra priedas, tai prie jūsų draudimų yra ekstra priedai tokie kaip poliklinika online. Iš tikrųjų superinis dalykas, 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ir tada, kai mums reikia daktaro konsultacijos, sakykime, kai yra išeiginės dienos, kai yra šventinės dienos, ypač, sakykime, kažkurie tai ilgesni laikotarpį nedirbami, o dabar, sakykime, ar tai Velykos, ne, tai tie visi bank holidėjai, pavasarį mes juos net kelis turime, ne, tai, sakykime, nedarbo dienos, tai GP online, būtent turint ekstra priedą tokį prie jūsų draudimų, tai jumis gelbės tada, kada pati poliklinika neveikia, ne, uždaryta ir neįmanoma gauti appointmento. Arba tų appointmentų neįmanoma gauti po nedarbo dienų, nes tada susidaro eilutė žmonių ir tiesiog kiekis NHS yra per didelis, kad jie susitvarkytų per 1 ar 2 dienas, ne, tai automatiškai vėlgi viskas nusitęs. Tai labai labai geri tie dalykai tokie. Antro daktaro nuomonė, sakykime, ne, sporto planai, mitybos planai, psichologų pagalbos. Tai visi tie dalykai, kurie yra draudimuose, ne visuose, ne visas kompanijas juos turi. Arba vienos turi 1 priedą, 2, kelis, ne, bet kitas yra, kurios praktiškai nieko jose nėra, sakykime, nežinau, Zurich, Legal General, tai gan tuščias kompanijas. Taip, Zurich turi vieną geriausią lūžių draudimą, pati Zurich kompanija, tai vienas geriausių lūžių draudimų šiai minutei visam draudimų sektoriui, sakykime taip, ne. Bet daugiau tai jie nelabai ką gudro tenais beturi. Tai automatiškai žiūri renkiesi, ne? Tai susisieksiu, pasistengsiu šiandien, rytoj susisiekti su kiekvienu, kad pasitikslinti, kurią kompaniją jūs turit ir tada galėsiu atsiųsti konkrečiai, kokius priedus tas draudims turi, ne? Vėlgi priklauso nuo kada galiuoja draudimai, nes, sakykime, kuri čia dabar kompanija, Royal London, gal viena tokių populiaresnių, seniesiam klientai, kurie turi jau, sakykime, pavyzdžiui, 5-7 metai atgal darytus draudimus, ne, tai jiem truputį draudimai yra kitokie, tie ekstra priedai vis dar kitokie ir ne visus senuosius klientus jie yra įvedę į naująją sistemą, ne. Tai yra tų reikaliukų, kuriuos reikia žinoti ir tą mes galėsim apkalbėti. Ne? Taip pat, ką planuoju, kitą visą savaitę pasidalinsiu
apie kiekvieną tą ekstra priedą atskirai, ne? Tai tiesiog postą padarysiu, kaip ta GP veikia, ne? Kaip ta antro daktaro nuomonė veikia, sakykime, ne? Koks yra kelias tokių dalykų, lūžių draudimą kleimą kaip padaryti, ne? Tai tie mažieji kleimai, tie išmokų gavimai mažieji, ne? Nešneku apie gyvybės draudimą, apie kritinių ligų draudimą, tie mažieji kleimai, ne? Tai apkalbėsim, aprašysiu kiekvieną atskirai, su truputį daugiau informacijos, kad būtų kuo aiškiau, arba norint susirasti tą informaciją, atsinaujinti, tai galėsit grupiai tą padaryti, ne? Tai kviečiu grupiai sekti naujienas. Jeigu galit, jeigu norit, pridėkite grupę, pakvieskite grupę, invite padarykite, ne, pakvieskite grupę naujų narių, kad ir jie žinotų, kad tiesiog pasiekti kuo daugiau žmonių. Nes draudimai yra svarbi tema, tikrai daug lietuvių ir mūsų atvykėlių čia į Angliją draudžias tikrai daug, apie anglus aš nešneku, tai jau man kita grupė man gauna žmonių, ne, su kuriais aš irgi dirbu, bet mano pagrindinė koncentracija vis tiek yra į mūsiškius, ne, į lietuviškai, rusiškai kalbančių žmonės, nes aš pati kalbu lietuviškai, rusiškai. Lenkiškai aš suprantu, latviškai daugiau mažiau galiu suprasti, bet šitom kalbom aš nekalbu, tai mes tada surandam būdą, kaip bendrauti, ne. Tai va, tai tokie tie reikaliukai. Daugiau, žinau, kad vis dar esu praleidus nemažai žinučių ir vėlgi šiandien rytoj, kadangi dokumentus apsitvarkiau daugiau mažiau visą krūvelę per savaitę ir penktadienį, šeštadienį, sekmadienį pasilikau grinai kompiuterinės dienas, žinučių atrašymai, darbų surašymai kitai savaitai, nes kad ir kaip bebūtų, jūsų daugėja kasdien pas mane, o aš vis tiek viena. Ir tie darbeliai nenori dėliuojas jau į savaitę, į dvi, į dienotvarkę tų dienų. Tai tikrai viską galiausiai tikrai sužiūrėsim, tik tai tiek, kad kai kuriems dalykams reikia laiką, ne? Tai tą tikrai pasidarysim. Ir viskas, ką šiandien pirma pavasario diena, rimtai, va, pamiršau pasveikinsiu taip. Nors aš pati visa žalia, pasiruošus pavasariui. Pasiruošus pavasariui, žydėt, augti ir klestėt. Tikiu, kad ir jūs būkit saugus, nesirkit, pasitikit pavasarį su šypsena ir kitą savaitę bendrausim daug. Bendrausim daug ir aktyviai ir sakau iki.